أرحب بكم جميعا في المملكة العربية السعودية. This convention is about the land. We rely on the land. Ponios ir ponai, Alatra komanda džiaugiasi galėdama pasveikinti jūs 16-oje Jungtinių tautų konvencijos šalių konferencijoje Rijade, Saudo Arabijoje. Alatra delegacija dalyvavo 16-oje Jungtinių tautų bendros konvencijoje dėl kovos su dykumėjimu šalių konferencijos COP16 sesijoje, kuri vyko 2024 m. gruodžio 3-12 dienomis Saudo Arabijoje. Renginyje dalyvavo daug aukštų pareigūnų, ministrų, politikų, pasaulinių institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Į konferencijos dienotvarkę buvo įtraukta plati veiklos programa, skirta remti veiksmus susijusius su dirvožemio degradacija, sausra ir dykumėjimu. Judėjimo Alatra atstovai dalyvavo COP16 mėlynosios zonos renginiuose ir svariai prisidėjo prie diskusijų aktualiais klausimais apie naujas technologijas ir inovatoriškus sprendimus, skirtus kovai su dykumėjimu, dirvožemio degradacija ir sausra. Tarptautinis visuomeninis judėjimas Alatra buvo unikalus ir svarbus COP16 konferencijos Saudo Arabijoje dalyvis. Nes Alatra veikla skirta klimato ir geodinaminių pokyčių planetoje tyrimams. Alatra ir toliau aktyviai informuoja pasaulio bendruomenę apie natūralių klimato ciklų poveikį ir būtinybę imtis bendrų veiksmų, kad būtų rasti metodai klimato krizei įveikti.